Labą dieną. Labas vakaras. Sveiki visi. Mes esame Šūdų jūra atstovai Šūdų jūros, kurie darė performaciją. Mes dabar pristatysime, ką mes jos metu darėme ir kokia yra to loginė kilmė. Taigi, mūsų projektas susidėjo iš kelių dalių, ta prasme, kaip pažiūrėjus viskas priklauso. Pirmas tai buvo planavimas, tiesiog kvietimas žmonių, kad jie prisijungtų ir kažką darytų. Išjudimas jų kvietimas prisijungti prie kūrimo proceso. Mes kvietėme žmonės, kurie galėtų dalyvauti mūsų meninėme projekte. Laisvoje kūryboje. Taigi, tai idėjinė prasme, daug labai yra prasmių idėjinių šio projekto. Žiauriai daug. Yra labai daug prasmių ir turbūt viena iš jų yra tai, jog mes grojame. Mes grojame repetitive music, jinai kartojosi, mūsų muzika kartojosi ir mes muzikos keliu bandėme išeiti į transo būseną. Kaip žinia, daug įvairių religinių fanatikų bando pasiekti savo transo būseną, tačiau visi tai siekia skirtingais būdais. Vieni galbūt dažniausiai nereliginiai fanatikai, tiesiog šiaip fanatikai narkotikų bando pasiekti savo transą per narkotikus. Kažkas bando pasiekti transą šokdami, dainuodami, rėkdami. Mes bandėme pasiekti transą grojimu. Mes grojome ir bandėme tą savo transo energiją perteikti visiems žmonėms, kurie buvo aplink. Mes tiesiog kūrėme masinę kone psichozę, kadangi žmonės prie tokio jausmo nėra pripratę. Taigi, kitas mūsų projektų toks aspektas, tai rėmų nebuvimas. Mūsų kuriama erdvė yra efemeriška, ją gali keisti kiekvienas žmogus, kuris ateina ir prisijungia prie vyksmo. Projekto tikslas nėra išreikšti kažkokią idėją, ta prasme, ar dar kažką, tai yra tiesiog leisti žmonėms pasinerti į vyksmą, į kūrybą, į procesą, kas vyksta dabar ir čia. Ir tu dalyvauji tame ne kaip kažkoks stebėtojas atsitvėręs per sieną, bet tiesiog proceso kūrėjas. Kiekvienas žmogus dalyvis, tuo pačiu ir proceso kūrėjas. Jo, taip mes kuriam bendrą pasąmonę. Visi yra įrodyta moksliškai, kad smegenys skleidžia elektromagnetinės bangas. Ir mes stengiamės sujungti žmonių pasąmonę ir sąmonę į bendrą, kaip ir rutulį, tinklą. Ir taip pasiekti transą, padaryti, kaip menas yra kaip Dievo prada žmoguje. Be meno mes nieko neturėtume, be kūrybos. Tai per meną mes mėginame pasiekti Dievą, susijungti su kosmosu. Pasiekti transo būseną. Ir tai padaryti mums padeda tas toks paprastas vienas žingsnelis. Ta prasme, mūsų sąmonėje suvokti, kad nėra ribų. Viskas yra begaliniai ir, ta prasme, tik mūsų suvokimas mus riboja. Arba tiksliau, mūsų nesuvokimas mus riboja. Mes patys linkę savo užsidėti ribas, kurių neleidžiame savo peržengti, nors mūsų galimybės tai leidžia. O mes, sukurdami tam tikrą atmosferą, leidžiame žmonėms lengviau įeiti tą transą, dar kažką. Tiesiog žmogaus pasąmonėje yra suformuoti tam tikri stereotipai, įvairūs kodai, kuriuos žmogus atpažįsta ir tiesiog žmogaus pasąmonė yra, pasąmonė nėra ribota, tačiau jinai sąlygoja žmogaus sąmonės ribas, jinai kuria sąmonės ribas. Ir mes grodami, mes skleisdami įvairią energiją, užkrečiame kitus žmonės
savo energiją. Ir kaip Tadas minėjo, kiekvienas žmogus galvoja ne tik savo viduje, jisai emocijas skleidžia į visumą, į lyg į tinklą, sąmoningą tinklą, kuris apjungia visus esančius toje vietoje žmonės. Ir tie žmonės pradeda bendrauti mintimis vieni su kitais, lyg energijos pavidalu. Kiekvienas žmogus užkrečia vienas kitą savo mintimis ir visi žmonės sugeba pasiekti tą transą, kuris kuriamas grojant, kuris kuriamas besiskleidžiant energijai iš kiekvieno žmogaus į kitą. Lyg susikuria bendra grupinė sąmonė, kaip tarkim skrenda įvairios, ten žąsys ar ten gulbės, keliauja ir migruoja. Ir viena iš teorijų, kaip jie visi sugeba būti vienoje vietoje ir visi keliauti ten pat, nes jie tiesiog susikuria didžiulę formą skrendančių žąsų. Kaip jos tą padaro be kalbos? Viena iš teorijų, taigi, yra grupinė sąmonė, grupinė pasąmonė. Tos antys bendrauja tarpusavyje mintimis, ne kuo kitu. Jos kalbėtis nemoka, jos neturi kalbos dovanos, kurią suteikė mums evoliucijos kelias. Bet taip pat mus įkalino į socialinę visuomenę, kur ir pasipila visos ribos, visi simboliai sieja įvairius fragmentus, susidaro įvairios prasmės. Mes norim sulaužyti šias prasmes ar suteikti joms naują pavidalą. Taigi ir mes, kviesdami į savo performaciją žmonės, kvietėme iš tikrųjų keisti savo sąmonės būseną ir patekti į lyg kitą dimensiją, kuri yra uždrausta, nepasiekiama daugeliu žmonių, nes tai sąlygoja socialiniai veiksniai, kurie žmogų apriboja. Tiesiog vienas žmogus sako, kad to negalima daryti, tada pasako dar vienas žmogus, kad dar to negalima daryti, tada pasako dar vienas žmogus. Tiesiog paveikslas turi kažkokius rėmus, gali turėti įvairų formatą A4, A3, gali 20 ant 30 cm, gali metras ant 20 cm, gali bet kokio dydžio būti paveikslas, tačiau jisai yra apribotas rėmų. Tie rėmai jį riboja, o mes kvietėme žmonės tuos rėmus panaikinti. Mūsų performacija išėjo iš rėmų ir toks iš dalies yra jos tikslas – pakeisti žmogaus sąmonės būseną, jam padėti suvokti, jog rėmai yra labai maža dalis pasaulio. Žmogus mato subjektyvią tikrovę, kuriem neleidžia būti objektyviu. Ir transas pasiekiamas perkraunant žmogaus smegenis. Žmogus apkraunamas begalė informacijos ir tuo metu, kuomet smegenys yra perkraunami, asmuo suvokia įvairius dalykus, kurie jam iki tol yra neįprasti. Mes visą tai panaikiname ir žmogaus smegenys būna perkraunami. Taip tai yra dar vienas žingsnis transo link. Žmogaus suvokimo daugiasluoksniškumas. Tai vienas iš dalykų, kurių kiekvienas turėtumėm suprasti, dalyką pažvelgti, begalę kampų ir vis pamatyti jį kitaip. Viskas priklauso tik nuo to, kaip tu suvoki. Ir jei suvoki, kad tavo suvokimo gali riboti tik tu pats, tada ateina išsilaisvinimas. Ką?
tos ten